Labadiena, mėly žiūrovai, šiandien turime tinklalaidėje ypatingą svečią, kurioje kalbiname iškelias Lietuvos krepšinio asmenybės. Ir šiandien labai malonu pristatyti, kad tai yra Nostra RKL prezidentas Vidas Butkus. Sveiki, Vidai. Labadiena, iš tiesų per skambiai, čia skamba viskas, turbūt nesant tokios, bent jau aš nesijaučiu asmenybė, reiškia, ir iš tiesų labadiena visa krepšinio bendruomenė, labadiena Nostra LT regionų krepšinio lygos bendruomenė, sveiki visi. Taip, iš tikrųjų esate prezidentu jau 5-ąjį sezoną, kai paskaičiavome prieš laidą, ir taip pat paskaičiavome, kad RKL A ir B divizionus sudaro net 46 klubai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Tai kur dar neteko būti, ar visur teko būti? Na, labai įdomus klausimas. Galbūt atrasčiau kokius 3-4 miestelius, kur dar nesu buvęs, nes iš tiesų tai tikrai esu aplankęs tiek pačius klubus, tiek būtent savivaldos atstovus. Tikrai stengiamės kalbėtis ir bendrauti su merais, su administracija, vardan tos bendruomeniškumo, sveikos gyvensenos būrimo ir kad mūsų renginiai būtų gražus. Tai tikrai yra, galbūt pagalvojus, aš čia spėlioju, nes man atrodo, kad visi, bet prisiminiau, kad Radvilišky nebuvęs, tai reiškia ne visi, tai gali būti, kad 3-4 miesteliai, kur ir nesu pabuvojęs. Tai bus ką veikti šiais metais? Greičiausiai, kad taip. Na ir apšilimui toks klausimas su humoro prieskoniu. Kuris jums patinka labiau pavadinimas? Ar Pajūrio jūra, ar Lazdijų briedis, ar dar kažkoks? O iš tiesų tai labai patinka abudu, žinokite, tai čia dar kažko taip greitai nesugalvosi, bet abu labai geri. Ja. Na, o kalbant rimčiau, iš tikrųjų labai įdomu sužinoti, kaip pasikeitė jūsų požiūris į krepšinį, į Lietuvos krepšinį, kai pradėjote dirbti prezidentu ir matėte įvairiausius Lietuvos miestelius. Na, žinote, požiūris į krepšinį, tai nuo vaikystės esi, kaip sakyti, Lietuvos fanas ir nepaslaptis Žalgirio gerbėjas, tai visada domėjaisi tuo. Dar vaikystėje būnant, atsimenu, kaip būdavo stebint varžybas, žiūrėti būtent komandų vadovų šalia sėdinčius, ten administracija krepšinio ir vis galvodavai, kaip jam faina, žinai, va, toks kažkas tokio įdomaus. Na ir va taip ir netyčia, kad pats atsidūriau daug arčiau krepšinio negu tikėjausi, tai tas tikrai taipogi yra malonu kaip lietuviui. O kaip pasikeitė požiūris, na požiūris turbūt pasakyčiau taip, kad tikrai tu pamatai, ką duoda būtent tas pats krepšinis ar kiti sportiniai žaidimai, kaip jie vienyje bendruomenę, kaip iš tiesų skatina sveiką gyvenseną, kaip ruošia mūsų užgrūdintą jaunimą ateičiai. Tai realiai tai labiausiai turbūt per tas prizmes pasimatė skirtumas, kaip anksčiau vertinai būtent sportą ar tą patį krepšinį, kaip tu po to jau gali vertinti žiūrėdamas per kitą prizmę. Kuo jūs galite pasidžiaugti per šiuos 5 metus? Ką pavyko pasiekti, kur dar galbūt reiktų labiausiai patobulėti? Na, žinote, čia tai klausimas turbūt labai įdomus, nes pasidžiaugti, tai galėčiau sakyti, galima jau dabar nuo žemės iki dangaus su mūsų lygai, nes iš tiesų buvome tik tai atėjus man tuo metu, buvo lyga, kad tik tai žaidžia vardan žaidimo intereso ir daugiau kažkokių tai interesų, kaip ar bendruomeniškumo kūrimas, ar kažkokių, reiškia, siekių klubam, visai tai mūsų lygai, reiškia, tobulėti, siekti aukštumų, kaip ir nebuvo. Tai iš tiesų nebuvo, taip man papuolus, nebuvo nei tų rėmėjų partnerių, nei pavadinkime, nei televizijos, nei žiniasklaidos. Na, tiesiog buvo tokia uždara bendruomenė, uždara lyga ir matyt, tuo metu atliepė tuo metinį tikslą, reiškia, o atėjus tapus prezidentu ir sužinojus, kad vis dėlto mes esame regionų krepšinio lyga yra profesionali, 3 krepšinio lyga Lietuvoje, na, tai iš karto suskambėjo, kad kažkas čia ne taip. Reiškia, mes ir turime būti profesionalai, turime, reiškia, siekti žymiai
aukštesnių būtent vadybinių rezultatų, matomumo, žinomumo. Tai va būtent tas pokytis greičiausiai ir įvyko. Turime ir televizijas, ir Initą, ir Baltikumą, ir su visais jų Sigeitais ir visams regionų televizijom. Turime nacionalinį transliuotoją lrt.lt portalą. Tai iš tiesų transliuojame taipogi visas varžybas per YouTube. Esame labai daug pasiekę būtent žinomumo, matomumo prasme, per žiniasklaidą, per savo marketinginę prizmę, per socialinius tinklus. Tai galima sakyti, ir čia labai didelis patobulėjimas. Na ir reikia atkreipti dėmesį, kad mes visi kartu po strateginių sesijų sutarę su visais ir klubais, ir vadovybė, ir būtent asociacijos vadovais, ir netgi miestelių merai yra kviečiami į mūsų strateginės sesijas. Visi sutarė, kad vis dėlto mes kylam kokybės link, aukštyn ir tas bendras toksai rezultatas matosi visur ir klubiniam būtent valdyme dabar, ne tik kad valdyme, bet ir marketinginė prasme. Visur visi mūsų klubai yra paaugę ir tikrai judame to profesionalumo link. Gal esate paskaičiavęs, kiek yra pritraukta lėšų nuo jūsų atėjimo į šią lygą? Žinot, tai toks biudžetas atėjus buvo, pavadinkime, kažkur apie 110 000 eurų, dabar mes turime 450 000 eurų, tokį biudžetą ir dar neįvertinant viso to, ką mes gauname barterių iš savo partnerių, Tai toks yra pokytis. Iš tiesų paaugo vos ne 5 kartus. 4 tai tikrai. Esate sėkmingas verslininkas ir mes turime įvairių istorijų, kai sėkmingi verslininkai ateina dirbti į krepšinį. Vieni užsibūna ilgiau, kiti trumpiau. Kaip jūs galvojat? Ar tai yra tai, ko norite? Žinot, čia toksai klausimas įdomus. Viskas yra, kaip sakyti, malonu ir gera dirbti, kai tu matai, kad sekasi suburti komandą, sekasi pasiekti tam tikrus prieš tai išvardintus aukštus pasiekimus, rezultatus. Tai tikrai tas darbas teikia malonumą, kada matai tą sukurtą vertę, kuri atsiperka su kaupu. Na ir koks esate vadovas? Griežtas, lankstus ar pristaikantis prie situacijos? Iš tiesų tai kaip kada reikia. Be abejonės stengiasi būti ir lankstus, kuo daugiau įtraukti būtent komandos žmonių, kad sprendimai būtų priimti drauge. Nesvarbu, gal tu jau turi tenai tą sprendimą, bet jeigu tu priimsi, tai tu jau būsi autokratas, ar ten diktatorius, bet kada tu tą patį sprendimą priėmė draugė su kolektyvu, yra visai kitas atsinešimas būtent tikslų pasiekimumui ir įgyvendinimui. Tai yra turbūt kaip kada reikia, toks ir esi vadovas. Per šiuos 4 ar 5 metus, kaip bežiūrėsi, kas buvo jums maloniausia, kas suteikė daugiausiai džiaugsmo jūsų veikloje, kad tai norisi prisiminti vėl ir vėl? Žinote, tai malonumą visada teikia kiekvienos mūsų varžybos mažuose, ypatingai miesteliuose. Bet žinoma, didžiausios šventės yra matyti, kai komanda laimi jau būtent visą mūsų sezoną, čempionatą, išeina lyderiai. Tai tas neapsakomas džiaugsmas tiek komandai, tiek visiems, komandos fanam, tai tas persiduoda ir mum. Tai tikrai džiaugiamės tuo, kad gebame tą bendruomenę burti ir, kaip sakyti, matyti visų akyse džiaugsmą iš to. Tai tas turbūt didžiausi momentai yra tokie įsimintini, būtent kada jau palydi komandą į aukštesnį lygį. Taip, nuo Varėnos iki Biržų, nuo Skuodo iki Prienų ir taip toliau. Tikrai labai plati geografija. Na, o kaip manote, kokia šios lygos paskirtis visai Lietuvai? Bendrai paėmus paskirtis, tai aš turbūt jau paminėjau pačioj pradžiai, tai pirmiausia, tai yra sveikos gyvensenos skatinimas. Tai plus tai yra komandinis žaidimas, tai būtent ir mūsų žaidėjų
ugdymas reiškia ateičiai, būtent komandinė dvasia. Lygiai taip pat tas bendruomenės būrimas, šventės kūrimas būtent įvairiuose, reiškia, mažesniuose regionuose ypatingai. Tai būtent aš pasakyčiau, kad mūsų lyga kūrė džiaugsmą daugumai rajonų, daugumai tų komandų ir būtent ir jų sirgalių, reiškia, būrė tą bendruomenę, tai turbūt tai bendruomeniškumas, sveika gyvensena, jaunimo grūdimas ir galiausiai pats pagrindas yra tai, kad mes skaitomės talentų ugdytojai. Kaip būtent pas mus jaunimas kažkur tai pabaigė savo moksleivių karjerą, jie žvalgosi, kur eiti toliau. Tai čia yra pirmas žingsnis, kurie gali siekti didesnių aukštumų ir tapti žinomais būtent išeidami iš mūsų lygos. Lygiai taip pat ne vien apie krepšininkus reikėtų pastebėti, bet apie viską. Ir apie trenerių jaunųjų ugdymą mūsų lygoje, ir apie teisėjų ugdymą, ir apie viso sekretoriato darbuotojų ugdymą, lygiai taip pat tų pačių, reiškia, vadybininkų mūsų lygoje ugdymą. Taip pat reikėtų pridėti ir komentatorių, reiškia, tai realiai tai yra didžiulė bazė, kur ugdo jaunimą būtent jų ateities karjerai. Iš ties labai daug vertės Nostra RKL lygoje visom prasmėm. Dabar įsivaizduokite, kad jums reiktų sukomplektuoti klubą, esate ne tik lygos prezidentas, bet ir pačio klubo prezidentas arba GM'as. Tai kaip ta komanda atrodytų? Kiek būtų žaidėjų jaunų, kiek vyresnių, o galbūt net ir iš užsienio žaidėjų, legionierių? Na taip, legionierių yra, reiškia, leistina pas mus ukrainiečio vieno, mes nepriskiriam prie legionėrio, kaip ir visos kitos lygos. Ir dabar yra leista, reiškia, vienas užsienietis lygoje gali žaisti. Jaunimą tai aš tikrai bent siekčiau ir skatinčiau, kad būtų bent jau pusė komandos dalyvių jaunimo. Neatmestinas variantas, kadangi pas mus sugrįžta ir jau LKL buvę žaidėjai, tai yra tikrai labai gera terpė talentų ugdymui, kuomet tas būtent vyresnio amžiaus patyrusių profesionalų patirtis yra perduodama aikštelė jaunimui. Tai turbūt taip ir komplektuočiau. Pusė jaunimo, vietinių gal stengčiaus kuo daugiau. Geras užsienietis niekada nepamaišys, nes taipogi yra tam tikras kultūrinis krepšinio supratimo, reiškia, pasimaišymas būtent komandoje ir galbūt kitų aspektų gali pastebėti, pasimokyti iš kitos, reiškia, šalies kultūros. Tai maždaug turbūt taip. O kas šiai komandai ir vadovautų čia, ar tai būtų jaunas treneris ar labiau patyręs? Na, čia jau reikėtų žiūrėti po asmeninio pokalbio. Tikrai aš neatmetu galimybių, kad gali būti ir superinių jaunų trenerių, kurie dar yra nepastebėti, tik juos reikia atrasti. Tai čia yra turbūt ilgas vadybinis darbas, ta atranka, kad ne pirmą pasitaikiusi, ar galbūt ne pirmą žinomi, bet paskelbti kažkokį konkursą ir mėginti susitikus aptarti viską. Ar Nostra RKL Lietuvos žemėlapyje matote taškų, kuriuose būtų galima sukurti klubą, kurio dabar nėra? Na, yra, žinoma, dar taškų lygiai toks pat, ypatingai taškai matosi, kur tik tai atsidaro nauji sporto centrai, naujos arenos, naujos salės, tai yra ir toks Rokiškis dabar tikrai, žinom, turim labai gerą, reiškia, naują salę, reiškia, tai galbūt toj dar kažkur tai šiaurės link Lietuvos pusėje dar yra galimybių pažiūrėti, pakviesti klubus, kad jeigu jiem įdomu, mielai kviečiam. Bent jau nacionalinėje lygoje yra tokia susiklošius tendencija, kad labai daug yra klubų iš Žemaitijos regiono. O kur karščiausias taškas, koks regionas vienyje daugiausiai jūsų lygos klubų, gal žinot? Nu, tai dabar galima būtų galvoti, kad tas pietų vadinamas, bet įskaitant ir Kauną, lygiai taip pat ir Pajūrys dabar turi nemažai. Pažiūrėjus į mūsų
klubų žemėlapį, įsidėstymą, realiai mes apimam tikrai beveik visą Lietuvą, yra galbūt retesnių tokių taškų, bet šiaip tai iš tiesų, manau, kad apimam plačiai ir per visą Lietuvą. Ar kai pasikalbate su klubais ir jų vadovais, ar jaučiate iš jų viziją, planus, pavyzdžiui, kad klubas yra ten, kur jis nori būti, ar jis nori kilti į viršų? Kokia yra situacija su tuo? Žinote, kai pasikalbi, sunku patikėti, nes iš tiesų klubai sako, mums čia tikrai labai gerai, mums niekur aukščiau nereikia, gal net ir NKL nereikia, bet aš kažkodėl viduje širdyje jaučiu, kad jeigu klubas nugalėtų, jis tikrai norėtų tiesiog pasijusti aukštesniam lygiai ir eitų į aukštesnį, reiškia, lygą. Žinoma, jeigu tai leidžia finansai. Tai vėlgi čia turi būti ne vien klubo sprendimas, bet ir savivaldos, reiškia, sprendimas, kiek jis gebės padėti klubui, kaip pavyks sukomplektuoti komandą. Tai yra tos nuomonės, kad taip, mums čia viskas patinka, mums niekur daugiau ir nereikia. Ir, kaip sakyti, dar išsikovoti tą kelialapį į A divizioną, tai iš viso yra daugelio klubų tokia, kaip sakyti, tikslas aukščiausias, nes mūsų tas A divizionas tikrai skaitosi prestižinis. Būtų įdomu sužinoti, kokius palaikote santykius su kitų lygų prezidentais. Kalbu ir NKL, LKL prezidentai, tai yra Arvydas Česna ir Remigijus Milašius. Tai santykiai yra puikus, iš tiesų, reiškia, galbūt Arvydas Česna atėjo kiek vėliau, reiškia, tai tom krepšinį mes tokių plačių diskusijų dar nesam turėję, bet draugiški santykiai yra puikus, o iš tiesų su gerbiamu Milašiu, tai tikrai pagarba jam, kad tokį šalies visai, reiškia, žmogų krepšinėje priėmė, mes tikrai ne kartą esame turėję pokalbius, prašant iš jo patarimų, kaip, reiškia, jisai mato, kur galim mes tobulėti. Tai tikrai esu turėjęs ne vieną pokalbį su Remigijum ir idėjų pasisėmęs ir tikrai, reiškia, santykiai tai tikrai yra puikus. Iš RKL į nacionalinę lygą turbūt ateina tų klubų ir jie įsitvirtina toje lygoje, tačiau pastebima tendencija, kad iš nacionalinės lygos net ir laimėjus klubai sunkiai ateina į LKL arba sunkiai išsilaiko. Ar matot tame bėdą kažkokią? Bėda, tai greičiausiai, nežinau, galbūt tas būtent struktūra kitokia, pavadinkime taip, nes taip iš mūsų Nostra LT regionų krepšinio lygos A divizionį išėję klubai, tai jie matom, ką gali pademonstruoti, kai tas pats Jurbarko Karys atėjo, sekančiais metais tą patį NKL nugalėjo ir turėjo galimybę eiti į LKL. Lygiai taip pat matome šių metų pavyzdį Kėdainių klubą, reiškia, kuris pernai tik išėjo, šiemet rodo ypatingai už tus rezultatus NKL. Tai galbūt tendencija yra tokia, kad mes matome, kad mes tikrai esame stipri lyga ir konkurencinga, reiškia, būtent aukštesniam lygmenį, o paminėti apie tai, kad mažai ateina iš NKL, tai reikia turbūt pasižiūrėti čia dabar šiek tiek galbūt vadybinę prasme, kadangi kaip tik pernai, užpernai buvo priimti sprendimai, kad suteikti papildomas komercinės vietas NKL-ui, tai dauguma tų klubų, būtent kurie čia keli metai, reiškia, galėjo ateiti pas mus į regionų lygą, jie išsipirko toliau savo vietas nacionaliniai krepšinio lygoje. Tai čia tas galbūt tarpsnis buvo, kur sustabdė, bet pernai vienas klubas atėjo ir šiais metais rungtyniauja būtent pas mumis, tai būtent Delikateso komanda iš Joniškio, tai vėlgi parodo mūsų lygos lygį, kadangi tikrai jie nėra aukštumoj dabar, tikėkime, gal komandinė komplektacija ar kažkas koją pakišo, bet tai vėl parodo tą lygį, kad mes esam stiprus konkurencingi būtent su savo žaidėjais, lyginant ir su kitom lygomis. Šiuo metu A divizione Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto jaunimo komandos užima paskutinės vietas ir rizikuoja iškristi į B divizioną. Kaip prezidentas, ką manote apie tokių jaunimo sistemų išsaugojimą A divizione, tai viskas turėtų būti pagrįsta sportiniu principu?
Čia negražiai nuskambės, bet ką aš manau apie būtent šitų garsiausių vardų, reiškia, situaciją pas mus A divizione, reiškia, jie šiai dienai netitinka mūsų lygio. Tai čia akmenukai būtent į šitų organizacijų, reiškia, daržą, kad jie turėtų tada pagalvoti, kaip galbūt pastiprinti tas komandas. Bet yra buvę pavyzdžių, kad pirmas ratas yra labai nesėkmingas tom komandom, toliau jie susistiprina žaidėjais ir ganėtinai už tai pakyla jau antram rate. Tai čia dar šiuo metu negalima spręsti dar galutinai, kaip iš tiesų atrodys tos komandos turnyro pabaigoje. Bet taip, šiai dienai yra tokia situacija, ar likti, ar kažką kito priimti, tai mes, žinot, visus sprendimus esam sutarę ir priėmę visuotiniam mūsų susirinkime. Tai šiai dienai yra taip, jeigu tu krenti, reiškia tu krenti, kažkokių tai papildomų išsaugojimų mes negalime numatyti. Nebent turime vienintelę dalykusią komercinę vietą kitiem metam ir tai yra visos galimybės, kaip įmanoma. O vizija tokia, kad A divizione bus 16 klubų? Dabar yra 17 su viena komercinė. Maksimumas yra 18. Tai vizija yra tokia, kad tarp 16-18 ir įsilaikys tą tendenciją, kaip turėtų atrodyti mūsų lygoje. Pamenu, kad bent jau praeitie buvo organizuojama ir regionų lygos taurė, kur būdavo dar viena proga pasimti klubams taurę arba medalį. Dabar, kiek žinau, taurė nevyksta. Turbūt nematote tame prasmės? Ne, pamėginkime pasakyti taip. Mes atėjus darėm bandymus. Vienais metais darėm žvaigždžių dieną. Nepasitvirtino. Tas reiškia, tai labiau visi galvoja, kad čia šou, ten ne kažko siekimas. Pernai mes padarėme lyderių taurę, reiškia, tai tikrai pasiteisino šis formatas, kad, reiškia, pirmos 4 komandos galėjo šansą tame tarpe laukimo, kol vyks atkrintamosios, galėjo sužaisti to lyderių tauriai. Šitas pasiteisino, kartosim ir šiais metais. Be viso kito, šiais metais tai mes pagal savo irgi išsikeltą strateginį uždavinį įgyvendinam savo, reiškia, tikslą, kad padarėme tarptautinį turnyrą būtent B divizionui ir tai vadinasi šiai dienai KTU taurė, kur būtent žaidžiam mes ir Latvijos komandos. Ir noriu pasakyti, kad tai visiškai sėkmingas, įdomus projektas, kur patenkintos abi pusės, tiek mes iš Lietuvos, tiek Latvijų būtent asociacija, jie tikrai vertina šį pasiūlymą ir mielai dalyvauja. Tai yra dar atsiradusi ir tokia taurė B divizionui, reiškia. Aptarėme, kas yra lentelės apačioje, galime aptarti, kas yra ir lentelės viršoje, kalbant ir apie RPD, ir apie B divizionus. Kas labiausiai ir maloniai stebina šį sezoną? A divizione tai niekas nestebina, nes pajėgumas visų klubų, jūs nepatikėsit, bet jis yra realiai, aš manau, kad jisai svyruojantis absoliučiai apytiksliai vienodas. Net ir esančios komandos dugnegas, praeitą savaitę įrodė, kai paskutinė vieta nugali pirmą vietą, kai prieš paskutinę antrą vietą. Tai realiai tai pernai lygiai tas pats buvo, kaip iš 12 vietos komanda iš atkrintamųjų dalyvavo Final Four'e, reiškia, tai aplamai pasako A divizione, kad kažkokių tai spėjimų šiai minutį net yra per sunku daryti, nes gali iššauti absoliučiai kiekviena komanda. Taip, galbūt turiu nuojautą, galbūt kažkas tai, bet tikrai nedrįsčiau garsiai įvardinti, kadangi visiškai neaiškiai galutinis rezultatas. O B divizione, tai, sakykime, kas maloniai stebina, maloniai nestebina Radviliškis, kadangi jie visą eilę metų yra pirmi, antri ir niekaip neišeina pas mus į A divizioną. Aš jiem linkiu vieną kartą įgyveninti šitą dalyką. Stebina Vilniaus būtent rajono krepšinio klubas, kadangi jisai atėjo pernai, jau pernai kovėsi Final Four'e ir tikrai šiemet taipogi rodo labai gerus rezultatus. Tai būtent parodo, kad ir tas pats B divizionas, dauguma klubų ją labai profesionaliai pažiūri į mūsų būtent pačią lygą, iš karto susitelkia darbams, savo tikslams, tai džiugina iš tiesų.
Na, iš tikrųjų, atsižvelgiant į aktualijas ir galbūt mūsų visuomenės požiūrį į tam tikrus dalykus, juk viskas keičiasi dabar, tam tikra prasme esame labai jautrūs, galime įsižeisti dėl vieno ar kito pasakymo. Jūsų nuomonė, bendraja prasme, mes kaip visuomenė esame per jautri ar per žiauri šiandien? Šiaip tai per jautri. Žinot, aš jau gal biški vyresnio amžiaus žmogus, sakyčiau, kad yra per jautri, nes lygiai taip pat čia kuriuo aspektu pažiūrėsi, suprantat, ar ten jaunimų, ten ką nors griežčiau pasakysi, jau yra pučiami burbulai pradedant nuo mokyklos, reiškia, ar tu čia pasakysi kažkokią repliką, jau mes einame kažkur tai į televizijas, reiškia, sociotinklus ir keliame skandalus. Aš manau, kad šito neturėtų būti, tai čia mano nuomonė. Taip, sveikas protas turbūt reiktų visą laiką tų vadovautis. Duočiau pirmumą tam, tikrai. Taigi, prezidentė, ar dar liko neįgyvendintų svajonių su Nostra RKL čempionatu? Oi, tai be abejo, kad liko. Dar mes nepasiekėme NBA lygio, nedaug trūksta, bet šiek tiek. O šiek tiek žemiškiau pasakius, tai taip, dar turėtų ateiti, reiškia, galimybė mums taipogi turėti transliuotojus būtent komercinių televizijų, kadangi mes kūrėme absoliučiai idealų tokį patį turinį kaip ir aukščiausios lygos. Tai tikrai yra toksai tikslas kažkada pasiekti ir tai. Dar žemiau ir žemiškiau sprendžiant, filmuojame visas varžybas, bet ne visas dar komentuojame, kadangi vėlgi tai yra papildomi finansai, tai dar šiek tiek mums trūksta iki to. Tai norime pasiekti, kad galutinai būtų kažkada tai įgyvendintas šis tikslas, kad būtų būtent komentuojamos absoliučiai visos varžybos. Na ir ko gero, kaip sakau, aukščiau NBA neįsim, tai turbūt tiek dar tų svajonių. Gal kažko nepaklausiau, gal kažkam norit, ar kokius linkėjimus perduot? Tai linkėjimai visai mūsų Nostra LT regiono krepšinio lygos bendruomeniai. Aš tikrai manau, kad mes esame šiai dienai vieningi, stiprus ir turime būtent visi kartu apsprendę bendrus tikslus, kurių ir siekime bei pasieksime. Tai tikrai visiems linkiu gražių kovų, gražių pasiekimų visur komandiniam ir asmeniniam gyvenime. Na ir aišku, didžiausia pagarba visiems mūsų partneriam, rėmėjam, be kurių mes iš tiesų negalėtumėm funkcionuoti taip gerai, kaip esame dabar. Tai ačiū labai, ačiū visiems. Ačiū Jums, prezidentui, už pokalbį ir sėkmės ateityje. Ačiū Jums, malonu. Iki pasimatymo. Iki malonaus.